tikrai neatsideda. Iš kitos pusės, jeigu šalis nenori saugoti savo vaikų, tai apie kokį tada pasitikėjimą valstybę galima kalbėti. Latvijoje buvo nuteisti 15 prekeivių vaikais ir nei vienas iškrypėlis klientas. Tačiau ir sutenerių bausmės menkos vos po keletą metų pataisos namuose. Atrodo, šio pedofilų tinklo iki galo išardyti nepavyko. Tai pažiūrėjo vienas iš nuteistųjų, jo pavardė Ingusas Tunas. Išėjęs iš kalėjimo, jis toliau verčiasi... Rolandai? Organizuoja keliones į Tailandą. Ateik. Organizuotos kelionės dvelkia į... Rolandai, ateik. Interneto puslapis veikia ir lietuvių kalba. Tačiau agentūra... Ateik, Rolandai. Rolandai, ateik. Elektroniniu paštu. Nei adresas... Ateik, velniuk. Eik tu, velniau. Ateik. Ateik, Rolandai. Dvejus, trejus, ilgiausiai 4 metus, jie tą laiką praleido pareigūnų kalėjime ir dabar... Oho, koks velniukas ateina. Eik tu savo, koks velniukas ateina. Planas jau tada buvo labai slaptas, o dabar dar slaptesnis. Kaip jie dirba? Jeigu man reikia nepilnametės prostitutės, aš skambinu suteneriui. Jis nustemba ir klausia, ko aš čia noriu. Po to jis paklausia, iš kur aš žinau jo numerį. Aš pasakau, kas man jį davė, ir suteneris po kurio laiko perskambina, prieš tai pakalbėjęs su tuo žmogum, kuris davė man tą numerį. Rolandai, tu ką tu darai? Žinoma, modelio agentūra, kurios tinklo tie vien jaunų berniukų. Savęs bijai? Figūravo